Toliau dar tęsiu savo senų memuarų iliustravimą piešiniuose. Dabar metas papasakoti apie tai, koks buvo kadaise tas momentas, kada aš gavau 1997 m. lapkričio mėnesio žurnalo Genys numerį. O pamenu, kad tuomet lapkričio mėnuo jau visai buvo beeinantis į pabaigą, kai tai mano gyvenime nutiko. Vieną tokią dieną manojoje Salamiesčio pagrindinėje mokykloje pamokos užtruko žymiai daug labiau ilgiau, nei buvo įprasta, tada vyko lyg ir kažkoks renginys, bet jau niekaip nebepamenu, koks mokykla buvo pilna prisirinkusi svečių. O taip bebūnant mokykloje, jau ir visai tamsus vakaras nejučia atėjo, o kogi dar daugiau norėti iš tų lapkričio vakarų, juk jie temsta kaskart vis anksčiau ir anksčiau. Šį lapkričio mėnesio genio gavimo atvejį laisvai galima būtų sulyginti su kovo mėnesio atveju, kartu kiek kitaip, bet irgi nemažai panašumo. Nuėjęs į mokykloje esančią biblioteką, aš jos stende tuo iškart ėmiau ir išvydau ne ką kitą, o būtent naują lapkričio genį, kurio dar nebuvau pats gavęs. Su dideliu nekantrumu įsikpuoliau žurnalą ten vartyti, sužinojau, kad šį mėnesį garsi vaikų rašytoja Astrida Lindgren šventė savo jubiliejų. O vaikai tą progą siuntė žurnalui savo pasisakymus apie perskaitytas mėgstamiausias šios rašytojos parašytas knygas. Dar radau ir apie kosmoso planetą Venerą straipsnį ir kitų įprastų įdomybių. Kas dėl to paties vakaro, tai mokyklos mikroautobusas mokinius nevežė namo, visi su tamsakelių būriais traukė namo, o mane pasiimti namo su Moskvičiumi prie mokyklos atvažiavo mano mama. Kažkur kitą dieną ir į mano namus pagaliau atkeliavo tas naujas lapkričio genys. 1997 m. lapkritis.